Labą dieną, dar kartelį su daugeliu jau tikrai ir pasisveikinam ir per pertraukėlę. Ir tikrai suprantu tai, ką jūs ir sakote, jau ir ten mūsų laukia, tai aš pasistengsiu kaip galima greičiau. Labiausiai man gaila kolegių, kurios čia verčia mane, nes stengsiuosi labai greitai kalbėti. Tai nežinau, kaip čia su ta patirtimi, kai aš kalbu greitai, kaip ten su tom rankom seksis kalbėti greičiau. Tai iš tikrųjų aš pavadinimą matote, bet apie bendradarbiavimą. Apie bendradarbiavimą mokyklos bendruomenės su šeima. Ir šiandien aš esu ne kaip mokymosi ypatumų centro labirintas įkūrėja, viena iš įkūrėjų, ne kaip karjeros konsultantė ar mokymų trenerė, šiandien aš esu mama. Mama, besididžiuojanti savo vaiku, mama, kuris šiandien iš tikrųjų pristatė savo istoriją. Ir kai aš kalbu apie bendradarbiavimą, tai tikriausiai apie kurią čia dalį ir ką reiškia bendradarbiavimas, tai pabandžiau surašyti, kaip aš įsivaizduoju ir kas tai yra. Tai mano suvokimu ir daugeliu literatūrų toks jungiamasis rezultatas gavosi, kad bendradarbiavimas, tai iš tikrųjų, kai mes dirbame kartu. Kartu, turėdami vieną tikslą, galime apjungti skirtingas kompetencijas, skirtingas patirtis, skirtingą požiūrį tam, kad galėtume pasiekti, kaip galima geresnių rezultatų arba išjudėti iš dabartinės situacijos, ten, kur mes labiau norėtume. Tai, kai pradėjau ruoštis konferencijai, taip, čia matote, kad ta pati nuotrauka, kurią naudojasi Juozapas ir aš irgi iš jo pasiskolinau, tai Juozapas minėjo, kad mes esame, mūsų šeimoje yra ne vienas, ne du, mes esame 5, tai reiškia 3 vaikai, reiškia bendradarbiavimas su mokykla, su ugdymo bendruomenė prasidėjo plius minus prieš 20 metų, kuomet mūsų pirmoji dukra Urtė pradėjo lankyti mokyklą. Ir aš ruošdamasi šitam pranešimui galvoju, jeigu prieš 10-15 metų manęs būtų kas nors paprašę paskaityti pranešimą apie bendradarbiavimą su mokykla, apie ką tada kalbėčiau. Ir nelabai ką turėčiau gal daug ir pasakyti, apart to, kad bendradarbiauti būtina. Ir tas bendradarbiavimas buvo, tik tai jisai toks buvo pakankamai paprastas, lengvas ir aš gal net jį labiau pavadinčiau taip netrukdykit vieni kitiems. Tai yra mūsų tikslas kaip šeimos buvo netrukdyti mokyklai siekti tų tikslų, kuriuos jinai puikiai atliko ir su mielu noru mes karts nuo karto sudalyvaudavom tam grįžtamajam ryšyje, kur mums suteikdavo informaciją, koks tas fainas mūsų vaikas, nes iš tikrųjų tas mūsų vaikas pradžioje mokėsi labai gerai, paskui tiesiog gerai ir mes vis karts nuo karto vis apie tai išgirdom. Kartais, kai pritrūkdavo tos informacijos, patys nueidavom, pasiklausdavom, kartais gaudavom tokį pakvietimą, kad gal jūs atkreipkite dėmesį į vieną kitą momentą, mes irgi ten kažkokią vieną kitą informaciją pasidalindom. Ir aš taip galvoju, kad toks tas bendradarbiavimas, kurį pavadinau netrukdykim vienas kitam, tai toks, kaip žinot, kai skyrium, kai tėveliai, skirtingai arba atskirai augina tą patį vaiką. Tai kartais vaikas praleidžia kažkurį laiką pas vieną tėvelį, paskui grįžta pas kitą, mes kart nuo karto pasidalinam informaciją ir vienas kitam netrukdydami draugiškai gyvena. Ir tokia, kaip ir metafora, kad, iš tikrųjų toks kaip kelių eismo taisyklės. Mes važiuojam tiesiai, susitariam, kaip tuo keliu važiuosim, kas ką praleidžia, kokie susitarimai ir taip, pakankamai sklandžiai ir žygiaujam. Bet ne veltui skaidriai čia tokia, matot, įkalnė. Tai tikriausiai tokio tipo bendradarbiavimas yra tikrai veiksmingas ir pakankamas, bet ne tada, kai mes esame galbūt prieš kokį nors labai didelį kalną, arba didesnį kalną, arba kai mes esame duobėje. Tai tuo metu, kai mūsų šeima atkeliavo disleksija arba žinojimas apie disleksiją, tai mes prieš tą kalną ir atsistojom. Ir tada bendradarbiavimas su mokykla, bendradarbiavimas su ugdymo bendruomenė, kai turiu omeny su ugdymo bendruomenė, tai tiek su klase, tiek su klasės tėveliais, tiek su mokykla, tapo tokiu truputėlį ne visai lygiu keliu. Nes mums labai buvo reikalinga ta pagalba, pagalba, kad kažkas ištiestų mums ranką, pagalba, galbūt mes kažkokią informaciją pasidalintume ir Helen Keller citata, kurią jūs dabar matote, iš tikrųjų tikriausiai labai, Urtės atveju nebuvo tokia mums vertinga ir naudinga, ten tiesiog mes dalinomės informaciją, bet šitoje situacijoje, kai mes esame ne po vieną, o kartu mes tikrai galime daugiau. Ir, vėlgi, Juozapas pasakojo savo istoriją, kaip jisai jautėsi, kai sužinojo apie disleksiją.
Aš atsimenu tą momentą, kai pirmą kartą išgirdau iš specialistės, kad vis dėlto, ne, mes turime tą istoriją ir mes turime tą diagnozę. Tai aš atsimenu netgi tą momentą, kad kai man sako disleksija, man kažkaip mintyse ir ne mintyse, bet ausyse ir vaizduose, na, yra epilepsija. Aš išgirdau, kad mano vaikui yra epilepsija. Nes aš apie disleksiją net nesitikėjau ir net nežinojau. Ir tada mintyse pradedu galvoti, tai kaip čia dabar bus, kaip čia dabar su tuo gyventi. Ir kuo daugiau specialistė man pradėjo pasakoti, kas tai yra ir ką tai reiškia, galvoju, okei, čia yra kažkas visai kito. Nurimsiu, grįšiu namo, apsitarsim, susiderinsim, viskas yra okei. Kai pradėjome su vyru ir su visa šeima domėtis, o tai kas čia yra ta disleksija ir kviestis ir specialistus ir skaityti įvairiausių knygų ir domėtis tą temą, na, pirmą, ką aš supratau, kad tai yra mokymosi sutrikimas ir man iškart palengėjo, galvoju, ačiū Dievui, tai ne mes vieni, tai yra, jeigu mokymosi sutrikimas, reiškia mokykla tame turi dalyvauti arba mokykla netgi žino, kas tai yra. Ir pirmų taikymų į mokyklą ir maždaug padėkite, ne? Nes mes turime jūsų sutrikimą, tai yra mokymosi sutrikimą. Mokykla nebuvo labai apsidžiaugusi, kad mes ten ir jie tikrai nebuvo entuziastingai, kad prašom laukiam, bet kuriuo atveju mūsų buvo jau ženkliai daugiau. Mes buvome keliese. Ir čia tikriausiai, na, vat, kai kalbu savo istoriją, kurią tikriausiai, na, ir turiu galimybę dabar dalintis, tai, na, vat, ką reiškia bendradarbiavimas, tai visų pirma komunikacija. Visų pirma, keičiamės informaciją, kalbame. Mes nežinome, kaip sekasi mūsų vaikui Juozapui mokykloj, kas padeda, kas nepadeda, lygiai taip pat kaip mokykla nežino, su kuo mes susidarėm namuose. Tai vat nuolatinis informacijos pasikeitimas, atviras ir nuolatinis yra tikriausiai sąlyga numeris 1. Ar Jurtės atveju nereikėjo nuolatinio ir atviro pasidalinimo? Atviro tikrai reikėjo, nuolatinio mažiau, ne, tokios galbūt reguliaresnė. Ir čia, į ką labiausiai noriu atkreipti dėmesį, man kaip mamai tikrai labai dažnai, na, sulaukiu skambučių, laiškų ir užklausų apie, na, kaip mamos arba kaip mokymosi ypatumų centro labirinto atstovės. O kaip jūs galvojate, o ką jūs patartumėte? Reikia sakyti mokyklai, mokytojai, kad mes turime išvadą arba kad mes įspėjame ar nereikia? Tai be abejo reikia. Tai net nebejotinai, o turim tikrai daug istorijų, kur sako, mes nusprendėm nesakyti močiutei, ten draugams ar mokytojams ir taip toliau. Net tegu tik tai kažko iš to vaiko nedaro, kažkaip nepakeičia. Bet palaukit, tai jeigu mes norime individualizuoto mokymosi plano arba labiau individualizuoto mokymosi plano, tai tikriausiai mums reikia pasidalinti tą informaciją. Edukaciniai renginiai. Na, nuo to momento mokykloje, kai tik tai mes pradėjome kalbėti apie save, apie Juozapo istoriją, na, natūraliai mes pradėjome girdėti, kad pasirodo pačioj klasėje yra ir kitas disleksiją turintis vaikas ir vienas iš geriausių Juozapo draugų. Ne, kokia dar gera žinutė atsirado, kai mes pradėjome tai kalbėti su mokykla. Vieno susitikimo metu staiga paaiškėjo, kad mokyklos psichologas irgi turi disleksiją. Toliau žygiuojam, kalbam, bendravom su mokytojais, tarėmės, kokiu būdu galėtume padėti ir mes ir mokytojai labiau. Pasirodo, viena iš Juozapo matematikos mokytojų turi disleksiją. Ir tai yra komunikacijos pasiekmė. Tai yra, na, pasiekmė ir vėlgi, kaip Juozapui susikalbėti su matematikos mokytoja yra aišku, ne, jie keičiasi, dalinasi priemonėms. Juozapas pats pasakojo mums namo grįžtant, sakė, žinok, mama, kai aš parodžiau savo akinius fizikos mokytojus, taip nustebo, jis pats juos užsidėjo, pats juos naudoja. Tai yra nuolatinė komunikacija, nuolatinė pasidalinimas informavimą. Ir labiausiai tikriausiai apie komunikaciją, ką noriu atkreipti dėmesį, čia ne mano sugalvota, čia yra iš pokyčių teorijos faktai, tai yra pokyčių teorijose dažniausiai arba labai dažnai naudojamasi teorija, kad tam, kad įvyktų pokytis, reikia 3% palaikymo. Pagalvokime, ką reiškia 3% klasėje. Nu, bent vieno žmogaus. Ne, bent vieno žmogaus, kuris žino, priima, palaiko, bent vieno mokytojo, bent vieno vaiko, bent vieno tėvelio. Tėvelis pasako vaikui, vaikas tėveliui, mokytojas kitam mokytojui ir mes tokiu būdu kuriame pokytį. Ar mes norime pokyčio, kad mūsų vaikai būtų, na, lengviau priimami, kad jie turėtų kitas sąlygas? Be abejo taip. Ne? Ir, na, einant toliau, tai kai mes pradedame kalbėti, kai mes pradedame komunikuoti, mums be abejo reikia sutarti, dėl kažko mes kalbame, ne? Turėti tikslą. Ir čia tikriausiai vienas iš elementariausių, paprasčiausių momentų, kurių retai
arba netaip dažnai susidėliojam ir sutariam būdami tame santykyje, bendrystės santykyje su mokykla. Mūsų pačių istorijai, mūsų šeimos istorijoje mes pasivaikščiojom iš mokyklos į mokyklą. Ir dėja mūsų pačių nelaimėje mes vienus metus praleidome, taip, humanistinės vertybės puoselėjančiai mokyklai, bet bendro tikslo mes per metus negebėjome surasti. Ir nesakau, kad mokykla kalta. Mūsų irgi indėlis, mes visi kartu nesutarėm per tuos metus. Bet ką mes tikrai padarėm, mes visus metus kalbėjome apie problemą. Kartu komunikavome, bet kalbėjome, kaip yra blogai, kas ko turim, ko neturim, ką privalom, ko neprivalom. Visus metus apie problemą, bet ne kartu apie rezultatą. Tikslas, problemos visada, ką aš ir ką mes mūsų šeimoje dėliojam, problemas visada yra praeity, sprendimai ateity. Kalbėkime apie tikslus, kalbėkime apie tai, o kaip norėtume, kad būtų, ne? Problema aiški, dėliokime, ko norime pasiekti ir kartu. Kai mes kalbame, kai mes turime tikslą, kur link norėtume visi kartu ir į kokį kalną čia užkopti, tai čia tikriausiai labai svarbus elementas, atsiranda įsipareigojimas ir atsakomybė. Matote skaidrėje, kiekvienas dalyvis turi jausti savo indėlį ir atsakomybę už bendro darbo rezultatą. Kiekvienas, jeigu mes einame toje kelionėje. Ir čia man kažkaip prisiminimas, ruošiantis ir prisiminiau tokį, tikriausiai žinote, labai trumpą anekdotą apie skautą Petriuką ir močiutę. Nežinau, gal kam neteko girdėti, bet ten, jeigu trumpai, tai buvo susitarimas ir, taip suprantu, iš skauto vadovų Petriukui buvo visai klasiai nurodymas, kad padaryti per savaitę bent 2 kartus gerą darbą. Ką įsipareigojo Petriukas? Pervesti močiutę bent 2 kartus per perėją, ne? Tai yra geras darbas. Bet dėja, pirmą savaitę nėra pliusiuko, antrą savaitę nėra pliusiuko ir vadovas klausė, tai Petriuko, tai kodėl tu ten tos močiutės nepervedi, nes lyg ir pats įsipareigoj. Sakė, aš tai mielai, bet močiutė nenori eiti per tą gatvę. Ne, negaliu pervesti. Tai čia apie ką tikriausiai labiausiai irgi buvome ir tame kelyje, kai mes su mokykla susitarėm, kur link mes keliaujam, kokio rezultato norim, bet pamiršom apie tai su Juozapu susitarti. Nes iš tikrųjų tai mes apie Juozapą kalbėjome, ne? Mes jį norėjome į tą kalną užkelti. Ir tada, koks rezultatas turėjo būti, kad mes turėjom kaip tėvai nueiti pas Juozapą ir sakyti, žiūrėk, mes susitarėm su mokykla, kad iš savo pusės kaip šeima mes elgsimės taip, tavo įsipareigojimas kaip šeimos nario yra toksai, tu gausi už tai taip ir taip toliau ir panašiai. Gavom klik, tada Juozapas lygiai tą patį procesą praėjo su savo mokykla ir su savo mokytojais. Ne? Kad žiūrėkit, tai jie dabar iš mokyklos pusės, jie mums įsipareigojo. Tai nepamirškime vaikų, kai mes darome susitarimus, ne, su mokykla ir su mokyklos bendruomenė. Ir pačiai pabaigai. Pats tikriausiai pamatinis, gal turėjau nuo to pradėti, bet pasilikau pabaigai, tai yra netgi jeigu mes komunikuosime, netgi jeigu mes turėsime įsipareigojimus, netgi jeigu mes turėsime tikslus, bet turėsime neteisingas nuostatas, tai yra neturėsime pagarbos ir pasitikėjimą, nelabai tikiu, kad pavyks. Jeigu mes ateisime į tą komunikaciją, tikslo siekimą su kova, su pasipriešinimu arba bandymu įrodyti, ne, į tą karą, tai kas čia teisus, kas čia neteisus, nežinau, ar nuo to mūsų vaikams bus geriau. Nekovokime, draugaukime, kovoj ir kare visada yra galių žaidimas, visada yra kažkas vienas laimi, kitas pralošia. Tai netgi jeigu aš kaip šeima laimėsiu, tikriausiai mano vaikas praloša, ne? Nes laimėtojas turėtų būti jis. Tam, kad jisai laimėtų, tam reikia mums visiems draugauti. Ir kaip draugauti, ne, tai viena paprasta taisyklė, kurią tikriausiai labai norėčiau pasidalinti. Tai neturiu laiko šiandien ir jeigu kas norėsit per pietus galėsime pasikalbėti, bet tiesiog patikėkite, 10% viso to, ką daro kita pusė, 10% viso to, ką sako kita pusė, yra tiesa. Tik tai aš galbūt dar to nesuprantu, galbūt dar nesupratau ir nežinau, kaip tai veikia, bet esu labai smalsi ateiti, pabendrauti ir sužinoti, nes, ne viskas man aišku, ne viską aš žinau ir kita pusė galbūt kažkas, nedaug, 10% yra teisingo, vertingo ir naudingo, ko aš galiu išnaudoti. Kaip įrodymą, labai trumpai, trumpas žaidimas, jums kartu galbūt užduotėlė, pasiruošęs truputėlį pažaisti, ne? Tai aš labai jūs kviečiu dabar tapti
tapti menininkais, tapti dailininkais. Ne? Tik tai mes nei vienas neturime teptuką, nei vienas neturime molberto, mes turime vaizduotę. Tai aš dabar įsivaizduokite, kad jūs turite nupiešti piešinį, kurį aš jums ką tik tuoj pat parodysiu. Dabar aš jūs jo nerodysiu, bet jūs pieškite mintimis. Jūs pieškite laimingą vaiką, taip kaip jūs įsivaizduojat laimingą vaiką. Bet jūs dabar galite užduoti man keletą klausimų, kad jums tą piešinį tiksliau galėtumėt nutapyti, nes tikslas nupiešti taip idealiai ir taip, kad būtų visiškai taip, kaip aš tuoj pat parodysiu. Užduokit man klausimų, patikslinančių, kuris padėtų jums, taip atkartoti, padaryti tą kopiją mano vaizdo. Užduokit klausimą. Ne, vaikas sėdintis lotoso pozoje, ant žemės padėtas sąsiuvinys paišymo, rankoje teptukas, atsiprašau, ir jisai piešia. Jisai yra vienas. Taip. Kaip? Sakyčiau, kadangi tai yra animuotas piešinys, tai maždaug plius minus apie nuo 7 iki 10 metų, maždaug tokio pradinukas, tarkime. Berniukas, trumpaplaukis, rudais plaukais. Taip, jis yra labai laimingas, raudoni žandai. Turit vaizdą savo mintise? Aš labai prašysiu jūsų pakelti ranką tų, kurie, tenai, aš tikiuosi nepamelavau, ne, jeigu ką, iš karto atsiprašau dėl kažkokio fakto, bet prašysiu pakelti ranką tų, kurie turėsite identišką vaizdą, ne, identišką tam, kurį pamatysite mano ekrane. Tai ką mes šiandien, kas turi tokį vaizdą? Visiškai, taip pat, su visom detalėm, namukais ir taip toliau, nes jūs nepaklausėt apie namukus, ne, bet labai panašu. Ir tai nereiškia, kad, ir aš žinau, kad nei vieno nebus auditorijoje to, kuris visiškai, tai buvo iš anksto tikriausiai nuspėjama, bet taip yra ir kai mes esame santykėje su kitais. Mes darome išankstinės nuostatas, mes darome prielaidas, kad ir ar nebuvo taip, man tai tikrai buvo, kai atrodo ten Darius vyras sako, žiūrėk, gal reikėtų pakalbėti ten su mokytoju arba su tėveliais ar su dar kur nors, sakau, žiūrėk, ar tikrai verta, nes aš žinau, ką jie pasakys. O čia kaip lygiai taip pat, aš žinau, ką nupiešti, ne? Tai pamirškime tą žinau, ne? Pabandykime atrasti tuos, Juozapas kalbėjo apie akinius, kurie kalbėjo kolegos apie rašiklį, kalbėjome apie ausines. Aš labai noriu jūs visus pakviesti turėti savo vidinius akinius. Va tuos akinius, per kuriuos mes matome truputėlį ryškiau, truputėlį gražiau ir bandyti atrasti, kad tikrai tame, netgi jeigu ir šiandien situacija nėra pati gražiausia, netgi jeigu atrodo, kad mokytoja ne visai supranta, ne visai moka arba daro ne visai teisingus dalykus, pabendraukime, pažiūrėkime, kuo remiantis, kokia istorija, mes kiekvienas turim savo istoriją. Ir tikrai tikiu, kad nėra nei vienos mokytojas Lietuvos mokykloje, kur sako, aš parodysiu tiems disleksikams, tegu jie laikosi. Ne? Tikrai tikiu, kad yra visos mokytojos, kurios taip kaip gali, taip kaip moka, taip kaip turi kokias priemonės, jos daro viską geriausia, kad mūsų vaikai rytoj būtų laimingesni ir geresni negu yra šiandien. Tai ačiū labai ir tikriausiai laikas